kaip geras, dėl to prie ežero. Pabandysime čia mikrofonas. O, vis dėlto galima visokiom sąlygom filmuoti. Taigi, labas, Ramūnas iš Atmerk akis. Norėčiau pakviesti, surinkti netgi tokią komandą žmonių, kurie mėgausiu tų motociklais arba norėtų kartu praleisti turbūt gerą pusdienį važinėdami enduro motociklais. Pirmas dalykas, nereikalauja jokių teisių, jokių žinių. Viską parodysiu, išmokys, maždaug apie 1,5 valandos gaunasi važiavimas pats. Čia vyksta tarp Vievio ir Kauno, kažkur ten prie Kauno gal ačiau. Ir ieškau dabar komandos žmonių, kurie norėtų su grupės, tiksliau, ieškau grupės, kurie, jeigu nori prisijungti, kuri tiesiog sutartą dieną, mes savaitgalį turbūt važiuotume tenai. Kas čia dar? Ten bus, enduro, tai žodžiu, nereikia jokių ten teisių, nieko. Miškais važinėsime, apmokymas viskas bus, duoda šalmus, įrangą visą, motociklus. Tai kainuoja, man atrodo, 2 valandos kainuoja 150 litų. Tai čia tikrai yra labai mažai, palyginus kiek smagiai galima praleisti laiką. Ir jeigu tu nori prisijungti, dalyvauti, jeigu nori su manim ir kitais žmonėmis pasivažinėti tiesiog motociklais, sakau, nereikia net mokėti važiuoti motociklų, ten viską pamokys. Prisijunk, aišku, būtų faina, jeigu moki motociklų važinėti ir mes tada praleistume gerą laiką. Sustartume kada ir kas toliau? Kas toliau, pala. Man atrodo, aš padarysiu tokią anketą, jeigu užpildysi anketą, tiesiog sužinosime, kad tu nori ir aš kai žinosiu maždaug kiek žmonių nori, kokią grupę turime, aš tada skambysiu jiems. Esu sustaręs kada, galima maždaug kokiais savaitgaliais, tik tai reikia žinoti kiek žmonių bus. Gerai? Spėginu. Tai va, jeigu tau įdomu, jeigu kažkokių klausimų turi, irgi gali ten parašyti ir laukiu tavęs, prisijungsiu, gerai? Iki.